Sveiki, leiskite supažindinti su Santaros slėniu. Santaros slėnis yra vienas iš 5 mokslo slėnių Lietuvoje. Jis yra įkurtas Vilniuje ir vienyje daugelį mokslo įstaigų, apie kurias sužinosite netrukus. Bet pirmiau, slėnio tikslas – skatinti ir sujungti mokslą, švietimą ir verslą. Santaros slėnio tikslas, paskirtis sujungti į vieną integruotą sistemą mokymą, mokslą ir verslą, kad mes galėtume toliau kurti ir vystyti Lietuvoje žinių ekonomiką. Ir Santaros slėnyje labiau yra koncentruotos 3 mokslo sritys. Tai viena yra biomedicina arba medicininiai mokslai, kurie sukoncentruoti yra Santariškių klinikose. Antras sritis tai yra biotechnologijos mokslai ir biofarmacijos, kurios koncentruojasi įmonėse, kurios yra šitame slėnyje. Tai yra Sikoras Biotech, tai yra farmacinė įmonė Valentis, tai yra naujai besikurianti įmonė Biotech Pharma. Tai yra 3 ir mokymas, kuris atstovaujamas yra ir Vilniaus universiteto, ir kuris yra atstovaujamas Gedimino technikos universiteto. Tai turi būti geografiškai koncentruota vienoje vietoje. O jeigu mes pažiūrėtume kitų slėnių aspektų, tai man atrodo, Santaros slėnis yra išskirtinis tuo, kad Santaros slėny verslas egzistuoja. Yra biotechnologijų verslas, yra medicinos technologijų verslas. Taip, kad verslas realiai egzistuoja. Yra verslas nori iš mokslo, nori naujų žinių, nori naujų technologijų, kurias galėtų realizuoti savo įmonės. O kad tos naujos žinios atsirastų, vėl reikia mums puikių studentų. Santaros slėnio tikslai, planai artimiausiai yra labai aiškiai išdėstyti. Pirma, tai yra būtinos infrastruktūros kūrimas. Į būtiną infrastruktūrą Santaros slėnį, jeigu pasižiūrėti medicinę ir biotechnologinę pusę, tai yra pirma, tai yra naujos atviros prieigos centrų sukūrimo biofarmacijai ir inovatyviai medicinai. Tokį atviros prieigos centrą mes kūrėme vieną, kuris yra inovatyvios medicinos institute arba inovatyvios medicinos mokslo centre, kuris yra valstybinis institutas. Ir toks atviros prieigos centras bus sukurtas. Tai yra tiek verslas, tiek mokslas, tiek ir studentija, jeigu jį turės idėjų, jie galės pasinaudoti sukauptą vienoje vietoje įrangą ir tos įrangos pagalba vystyti savo idėjas, savo technologijas. Tai yra pirmas uždavinys. Antras uždavinys yra įkurti bioinkubatorius. Tai kam tie bioinkubatoriai reikalingi? Jeigu atsiranda iš mokslo ir mokymosi išvadoje atsiranda nauja įmonė, tai ta nauja įmonė jį turi inkubuotis. Tai tie inkubatoriai Santaros slėnyje bus 2. Vienas inkubatorius, kuris labiau yra skirtas tai biotechnologijom ir biofarmacijai, ir kitas inkubatorius, kuris yra skirtas mediciniams tikslams. Į Santaros slėnį taip pat yra atėjusios ir taip vadinamos švarios technologijos, tai yra saulės baterijų ir technologijų kūrimas ir gamyba. Čia ateina Bodo grupės žmonės, kurie turi ten 3 ar 4 kompanijos, kurios dabar vadinasi viskas nuo saulės, soliai, tai tų soliai yra pakankamai nemažai. Man atrodo, kad tai irgi yra labai graži kryptis ir labai gera kryptis, kuri Lietuvoje visą laiką buvo aukštos technologijos, buvo 3 banginiai, tai buvo biotechnologijos, tai buvo informacinės technologijos ir lazeriai. Man atrodo, kad prisideda 4 kryptis ir jie eina irgi per Santaros slėnį, tai yra švarios technologijos, o į švarias technologijas įeina ir saulės baterijų kūrimas. Tam, kad taptų aiškiau, kaip sudarytas Santaros slėnis, panagrinėkime jį schematiškai. Santaros slėnis skirstomas į 3 didelės mokslo sritis – biotechnologijos ir inovatyvios medicinos mokslai. Gamtiniai mokslai, pavyzdžiui, ekologija, geologija ar biologija. Informatika ir komunikacijų technologijos. Visada puiku pradėti nuo gero pavyzdžio. 2 sėkmingos įmonės, kurios veikia Santaros slėnyje. Esame Sikor Biotech biofarmacinėje įmonėje, kurioje gaminami vaistai. Aplinkui oras yra švarutėlis, nei vienos bakterijos, dėl to, kad yra didžiulė patalpa skirta vien oro filtravimui. O dabar keliausime ten, kur gaminami vaistai – reaktorius.
Visur galioja itin griežti švaros reikalavimai. Valomas oras, veikia slėgio šliuzai, griežčiausiai kontroliuojamas patekimas. O visą tai garantuoja, kad vaistai, kuriuos gamina Sicor Biotech, pacientus pasieks labai gryni. Čia gaminami du vaistai – Reldironas ir Tevagrastimas. Pastarasis būtinas kaulų čiulpų transplantacijoms. Laboratorijose beveik nėra žmonių, nes šiuos vaistus gamina ne chemikai, o specialios veislinės bakterijos. Mokslininkai ilgai dirbo, kol sugebėjo įtikinti bakterijas gaminti vaistus, todėl ši bakterijų linija labai saugoma. Ji gali būti vertingesnė net už visą įmonės įrangą. Iš vienos bakterijos labai greitai galima užauginti milijonus. Šiame reaktoriuje yra 6 kg bakterijų, kurios per dieną pagamina 15 gramų arba 20 000 dozių vaisto. 3 milijonai vaisto dozių kasmet palieka šią laboratoriją. Čia yra Biotech Pharma, įmonė užsiimanti moderniąją biotechnologiją. Čia kuriami vaistai, tačiau skirtingai nuo kitų preparatų, kuriuos gamina chemikai, šiuos vaistus gamina bakterijos. 1 gramo tokio vaisto kaina gali siekti 500 000 litų. Pavyzdžiui, čia gryninamų preparatų interferonų alfa galima išgydyti hepatitą C. Aukšta pridėtinė vertė gimsta, kuomet verslas jungiamas su mokslu. Taip ir yra šioje įmonėje. Slėniams taip pat labai svarbus švietimas. Biotech Pharmoje kaip tik dirba daug jaunų studentų, kuriems tai yra mokymosi proceso dalis. Biotech Pharma neseniai įsikūrusi biotechnologinė kompanija. Jos pagrindiniai uždaviniai yra susiję su rekombinantiniu terapinės paskirties žmogaus baltymų technologijų kūrimu. Ir tas technologijos kūrimas, aišku, apima aktyvios substancijos proceso sukūrimą ir būtent tokį procesą, kad ta pagaminta substancija atitiktų visus griežtus farmakopėjinius reikalavimus ir būtų tinkama tolimesniam jos pagrindų vaistinės formos darymui ir be abejo komercializavimui. Kiek matematikų reikia 1000 gyvybių išgelbėti? Gali užtekti ir vieno, jeigu jis tyria atpažinimo procesus. Keliaukime į Santaros slėniui priklausantį Matematikos informatikos institutą. Įsivaizduok kompiuterinę programą, kuri mokėtų atpažinti variklio gedimą vien pagal jos sukuriamą garsą. Tokia programa iš anksto įspėtų apie lėktuvo varikliui gresiantį gedimą. Matematikų užduotis – priversti programas interpretuoti variklio garsus taip, kaip tai padarytų automechanikas. Santaros slėniui priklausantis Matematikos ir informatikos institutas taip pat tyria atpažinimo procesus. Savo programą jie nori išmokyti atpažinti širdies smūgio indikacijas. Atpažinimo procesai reikalingi visur. Todėl šios srities specialistai retai atostogauja, mažai laiko praleidžia su šeima ir daug prie kompiuterio. Atpažinimo procesų skyrius yra Matematikos ir informatikos institute ir šitame skyriuje mes nagrinėjam atsitiktinių procesų atpažinimo teoriją, konstruktyvius metodus ir galvojam, kaip panaudoti naujausias informacinės technologijas, kaip sulydyti teoriją su naujausiam technologijom ir panaudoti praktinių uždavinių sprendimui. Pažinimo metodai yra naudojami įvairiausiose srityse, pavyzdžiui, techniniai diagnostikai. Pavyzdžiui, leis skristi lėktuvui ar ne, galima žemę išbandyti, tą variklį neišmontuojant ir pabandyti atpažinti, ar yra normali būsena ar priešavarinė situacija. Kai širdis dirba, tai jinai skleidžia elektrinius signalus. Ir jeigu turėt metodus, kurio pagalba galima būtų išmatuoti, ką tie signalai skleidžia, tai tada mes galėtumėm pasakyti, kokie vyksta procesai. Ar jie geri viduj, ar nelabai geri, ar irgi kaip tokie irgi diagnostikai. Kaip ir variklį mes girdim, kažkas tai jau ten čiaudė. Tai ir širdį gali kažkas tai ten užstrigt po truputį. Mes iš vienos pusės nagrinėjom atsitiktinių procesų atpažinimo teoriją. Bet, kaip aš jau minėjau, mums įdomu ir kaip tą teoriją panaudoti praktiškai. Tai kaip tik slėnis yra ta vieta, kur bendraujant ir su verslo žmonėm, galima kaip tik tai efektyviau savo to tyrimo rezultatus pateikti ir praktiniam reikalui. Tačiau matematikų ir informatikų užduotis būna ne vien kūrybingos, bet kartais ir reikalaujančios labai didelių skaičiavimo resursų. Todėl informatikai ginkluojasi superkompiuteriais. 1700 branduolių procesorius pasako daug. Tokie pajėgumai skirti ne video žaidimams,
o pavyzdžiui, sudėtingoms žmogaus genomo problemams spręsti. Žmogaus genomas yra didelis. Tai tarsi sakinys iš 3 milijardų raidžių. Jis koduoja apie 30 000 žmogaus statybinių blokų baltymų. Jų visuma vadinama proteoma, o mokslas apie tai – proteomika. Šią sritimi domisi Jungtinis gyvybės mokslų centras. Lietuvių kalboje proteomika turėtų vadintis baltymologija, dėl to, kad tai mokslas apie baltymus. Kiekvienas žino, kad kiaušinyje yra baltymo, bet ne kiekvienas žino, kad kiaušinyje yra 100 kvintilijonų baltymo molekulių. Tai 1 su 20 nulių. Kai tiri objektą, kurio niekaip negali pamatyti, kartais gali jį pasverti. Molekulės irgi galima pasverti masių spektrometru. O jei informacijos apie masę neužtenka, molekulės galima susprogdinti ir pasverti jų nuolaužas. Iš tokių duomenų kompiuteriai atkuria baltymo sudėtį. Tas, kas turi masių spektrometrą, turi galingą ginklą prieš vėžį. Su juo galima pamatyti, kuo skiriasi sveikų ir vėžinių ląstelių baltymai. O tada labai anksti diagnozuoti ligą. Ši įranga bus Jungtinėme gyvybės mokslų centre. Tai yra Biotechnologijos institutas. Jis taip pat priklausys Santaros slėniui. Tai jauniausias institutas Lietuvoje, kuriame dirbančių mokslininkų amžiaus vidurkis – 37 metai. Susipažinkim su 2 pirmaujančių skyrių vadovais. Centras, kuris bus kuriamas, turėtų suvienyti gamtos mokslo srityje dirbančių mokslininkų pajėgas į vieną visumą. Ir į tą centrą turėtų įsijungti Biotechnologijos instituto, Biochemijos instituto ir gamtos mokslo fakulteto mokslininkai. Ir tame, reiškia, Santaros slėnyje iš tikrųjų bus sukurti keli tyrimų centrai ir vienas iš tų tyrimų centrų bus biomolekulių struktūros tyrimo centras. Baltymų ir DNR sąveika apsprendžia daugelį ląstelėje vykstančių procesų. Bet, reiškia, tie veikėjai arba tie aktoriai, kurie dalyvauja užtikrinant tą sąveiką, baltymų ir nukleorūgščių molekulės, jos yra labai mažos. Reiškia, akimi nematomas, tai yra objektai, kurių dydis yra matuojamas angstremais. Tai dabar, jeigu mes norime pamatyti, kaip tos molekulės sąveikoja, tai mes iš tikrųjų turim pamatyti tas molekulės. Ir va tie, reiškia, rentgeno spindulių analizės metodai, difrakcijos metodai leidžia tas molekulės pamatyti, nežiūrint į mažą jų dydį. Aparatas yra iš tikrųjų sudėtingas ir viena iš priežasčių, kodėl, reiškia, tas aparatas, viena veikianti įranga yra būtent čia Lietuvoje, yra tai, kad yra žmonės, kurie moka dirbti su tuo aparatu. Ta aparatą gali nusipirkti, jis kainuos galbūt apie 1 000 000 litų, bet kuri pasaulio laboratorija, bet jį nusipirkus, reiškia, jis nepradės iškart veikti. Reiškia, turi būti žmonės, kurie moka, reiškia, dirbti su tuo aparatu, moka gauti kristalus, moka juos sumontuoti ir moka iššifruoti tą molekulių struktūrą. Tai šitoj vietoj, reiškia, yra svarbiausia ne geležis, o žmogus. Mūsų darbo rezultatai galų gale virsta arba gali virsti arba naujais vaistais, arba diagnostikais metodais, arba naujais molekuliniais įrankiais, kurie bus naudojami įvairiose pasaulio laboratorijose. Instituto skyriai bendradarbiauja tarpusavyje. Jei biomolekulių tyrimų centrui nepavyksta nustatyti, kaip sąveikauja molekulės, jiems į pagalbą ateina bioinformatikos centras. Jų vadovai žino, kad svarbiausia nesudėtingi prietaisai, o specialistai ir jų žinios. Bioinformatika taip pat dar kartais tapatinama su kompiuterinė biologija. Iš esmės yra gyvybės tyrimas, tik tai darant eksperimentus kompiuteryje. Mūsų konkrečiai tyrimų objektas yra dažniausiai baltymai, baltymų aminorūgščių sekos ir jų struktūros. Kai eksperimentais nepavyksta gauti, tarkim, baltymų struktūrų arba nepavyksta suprasti, kaip tie baltymai sąveikoja, tai aišku, galima pabandyti tai padaryti kompiuteriniais metodais. Kompiuteriniai metodai yra nuolatos tobulinami ir kai kuriais atvejais galima pasiekti rezultatų, kurie prilygsta eksperimentiniam duomenim. Mūsų bioinformatikos skyrius, jisai ko gero yra unikalus Lietuvoje, nes aš nežinau kito bioinformatikos skyriaus. Tai yra, galbūt yra žmonių, kurie pavieniai dirba kompiuterinės biologijos ar bioinformatikos srity, bet skyriaus, kuris užsiimtų išskirtinai bioinformatiką, bent aš Lietuvoje nežinau.
Su 150 milijonų investicijų šis laukas virs visurių informacinių technologijų parkų, kuriame veiks tyrimų centrai besidomintys, pavyzdžiui, saulės energijos technologijomis. Čia savo pastatus stato mokslinės technologinės įmonės Biotech Pharma, Bot Group, Viltech Meda, dabartinė MUG. Tai vadinama plyno lauko investicijomis. Be jau minėtos infrastruktūros, čia įsikurs ir verslo inkubatorius naujoms informacinių technologijų įmonėms. Inovatyvios medicinos centre taip pat kuriami vaistai, bet ne vaistai molekulės, o vaistai ląstelės. Inovatyvios medicinos centre kuriamos biotechnologinių vaistų technologijos. Mes kūrime ląsteles, kurios ateityje bus naudojamas kaip vaistas. Mūsų centre, inovatyvios medicinos centre, yra atliekami tyrimai su ląstelėmis, tame tarpe ir kamieninėmis ląstelėmis, išskirtomis iš suaugusių individų. Tai yra kūrimas technologijos. Paprastai, kaip tos ląstelės auginamos, kaip jos yra gausinamos ir kaip jos diferencijuojasi auginimo metu. Toliau yra atliekami bandymai su laboratoriniais gyvūnais. Kaip jos migruoja į organizmą, kur jos atsiranda ir ar jos išgyvena ilgą laiką, kurį numatoma pagal tyrimus atliktus in vitro. Tai yra ne gyvūnuose. Ir toliau trečia stadija būtų klinikiniai tyrimai, tai yra naudojimas ligonėms. Bet koks specialistas gali kreiptis į atviros prieigos centro vadovybę, kuri bus, tikimės, artimiausių laikų sudaryta ir pagal tam tikrą nustatytą tvarką, žinoma ir mokestį, jis galės atlikti tyrimus. Esame čia buvusiame imunologijos institute, kuriame yra bazė atlikti tyrimus su laboratoriniais gyvūnais. Tai bus atviros prieigos centras, kuriame galės atlikti tyrimus su laboratoriniais gyvūnais. Tai yra pelės, linijinės pelės, žiurkės, triušiai, na ir paukščiai gali būti pagal pageidavimą ir tyrimų profilį. Kamieninių ląstelių taikymo sritis yra labai perspektyvi, yra daug mokslo resursų metama, žmonių, žmogiškųjų resursų, finansų, aparatūros. Na ir aš manau, kad netolimoje ateityje bus tikrai įveikti barjerai žinių ir šitą gydymo metodologija bus legalizuota, įteisinta ir turės naudos ligonėm. Atviros prieigos centrais vadinamos slėnio laboratorijos, kuriomis gali naudotis visi, kas tik išmano mokslą. Tokie prietaisai yra labai brangus, todėl pavieniams mokslininkams daug paprasčiau jais naudotis atviros prieigos centre. Vienas atviros prieigos centro pavyzdys gali būti šis vivariumas, kuriame auginami specialūs laboratoriniai gyvūnai skirti imunologiniams tyrimams. Daugelis mokslininkų negalėtų pasiekti rezultatų, jei ne šios laboratorinės pelės. Jos yra kitokios nei paprasti graužikai. Jos visiškai neturi imuniteto, todėl su jomis lengva atlikti bandymus, užkrečiant įvairiomis lygomis. Visi naujai sukurti vaistai prieš testavimus su žmonėmis turi būti išbandomi su gyvūnais. Būtent tokią paslaugą ir teiks šis atviros prieigos centras. Žodis ekologija daugeliui siejasi su šiukšlių rūšiavimu arba energijos taupimu, tačiau po ekologijos sąvoka slypi kur kas daugiau sričių susijusių su biologinės įvairovės išsaugojimu ir puoselėjimu. Ekologijos instituto mokslininkai užsiima kur kas rimtesniais darbais nei atliekų rūšiavimas. Nykstančių žuvų populiacijos atstatymas, jų migracijos bei elgsenos tyrimai, žmogaus įtakos gamtai studijos ir dar daugelis kitų reikalingų projektų įgyvendinami būtent ekologijos institute. Čia dirbančių mokslininkų užduotis – išsaugoti arba padidinti gėlavandenių žuvų rūšių populiaciją. Štai kodėl ekologai atlieka labai svarbius tyrimus. Jau greitai pasenusi ir nudėvėta įranga bus pakeista moderniais akvariumais. Tam, kad ekologai galėtų stebėti laukinės žuvis, tirti juose besikaupiančius toksinus ir gydyti mūsų gamtą. O kas padės gydytojams gydyti žmonės, o patologams tirti ligas? Grįžkime į inovatyvios medicinos centrą. Patologija yra ligos ištyrimas ir diagnozavimas. Tai kasdieninis daktaro darbas. O kadangi daktaras yra žmogus, jis klaidas daro lygiai taip pat dažnai kaip ir pianistas ar vairuotojas. Tačiau liūdnų pasekmių medicinoje galima išvengti, jei pro mikroskopą žiūrės ne mediko akis, o skaitmeninio atpažinimo programa, galinti pažinti kur kas daugiau ir geriau negu paprasto žmogaus akis. Kas yra patologija, turbūt nereikia daug kalbėti, tai yra
ligų diagnostika remiantis audinių tyrimais. Tam mes atliekame aukštame lygyje ir tuo dažnai remiamas pacientų gydymas. Kas yra naujo, iš tikrųjų skaitmeninė patologija yra tai, kas labai neseniai tik per pastarosius 5 metų prasidėjo visame pasaulyje. Šios technologijos, turbūt gerai žinote, skaitmeninė technologija jau atėjus į mūsų gyvenimą, tai yra skaitmeninė televizija, skaitmeninė radiologija, skaitmeninė telefonija ir taip toliau. Tai dabar mes įžengiam į skaitmeninės patologijos erą. Šiandien mes jau galime nuskanuoti mikroskopinius vaizdus, kuriuos mūsų patologai naudoja diagnozę. Tai skanavimas aukšta skiriamąja geba ir tuose vaizduose yra labai daug informacijos. Yra sakoma, kad viename limfocite, nudažytame standartiniu metodu, yra informacijos tiek pat, kiek paukščių take galima išskaityti teleskopais. Visa šitą informacija buvo neprieinama, ji yra sunkiai skaitoma žmogaus akiai. Mes turime savo žmogišką suvokimą ir vaizdus paverčiame analoginiu signalu ir visa mūsų patirtis, papročiai, iliuzijos įtakoja mūsų diagnostinį darbą. Skaitmeninė patologija leidžia analizuoti pikselius ir mes galim gauti paslėptą informaciją, ją vertinti žymiai detalesnėme lygyje, rasti slaptus dėsningumus. Čia, aišku, yra revoliucinis pokytis mūsų šiandien kol kas moksliniam darbe, bet tas labai sparčiai veržiasi į diagnostinę praktiką. Daugelis biologinių žymenų dabar jau turėtų būti nustatomi skaitmeniniais metodais ir, aišku, tai, ką mes nustatome audiniuose, naudojama pacientų gydymai. Iš diagnostinės disciplinos patologai tampa palengva teranostinė, tai terapinių žymenų nustatymo specialybė. Skaitmeninę vaizdo analizę naudoja policija judančių mašinų numeriams atpažinti. Tačiau medicinoje skaitmeninių vaizdų yra daug daugiau. Ir medikams tikrai reikia pagalbos tuos vaizdus interpretuojant. Šiuolaikinis gydytojas gali gauti gigabaitus informacijos apie kiekvieną savo pacientą. Tačiau būdamas tik žmogus, jis yra bejėgis visą tą informaciją perprasti pats. Todėl dažnai medikai diagnozę nustato remdamiesi tik tais labai maža dalimi turimų duomenų. Deja, net ir geriausiam gydytojui spaudimo pamatavimas ar plaučių paklausimas apie ligą pasakys lygiai taip pat mažai, kaip ekonomistui apie šalies ekonomiką papasakos žurnalo viršeliai kiosko vitrinose. Kompiuteriai dirba greitai ir jie mato viską, ką jam parodai, nepraleisdami nei vieno pikselio. Skaitmeninė patologija tai nauja, perspektyvi ir labai naudingas sritis. Atėjo metas susipažinti su verslo inkubatoriais. Biotechnologijų parko verslo inkubatorius yra vienas iš kelių priklausančių Santaros slėniui. Jis skirstomas į 2 sekcijas. Pirmoje sekcijoje, kuris teigiama Visoriuose, bus inkubuojamos įmonės užsiimančios vaistų bei medicininės įrangos kūrimu ir gamyba. Čia būsimi vaistai praeis visą kelią nuo formulės iki tabletės pavidalo, o būsimi medicininės diagnostikos aparatai nuo brėžinio iki realiai pagaminto įrenginio. Tačiau kur visus juos išbandyti? Per ateinančius 5 metus inkubatorius ketina priimti 20 kompanijų ir suteikti joms jų veiklai reikalingas patalpas. Inkubuojamos įmonės galės naudotis atviros prieigos centrais ir visa juose esančia laboratorinė įranga. Santariškių klinikos yra universiteto ligoninė, todėl mes atliekame daugybę funkcijų ir ne tik gydome ligonius, ne tik diagnozuojame ligas, bet atliekame ir didelį mokslinį darbą, mokslinį tyrimą į darbą. Ir be abejo, nuolat bendraujame su tais, kurie mums padeda tą mokslą atnešti į praktiką, atnešti į kasdieninį gydymą, prisidėti prie ligų diagnostikos. Ir todėl mes esame vieni iš Santaros slėnio iniciatorių ir labai aktyvių dalyvių, dalyvaujame visose slėnio veiklose ir be abejo esame nariai ir dalyviai programos Santaros slėnio ir pagal patvirtintą projektą esame numatę pastatyti vieną iš Santariškių slėnyje numatytą biotechnologijų verslo inkubatoriaus sekcijų. Tai būtų verslo inkubatoriaus sekcija, kuri skirta toms naujoms, modernioms ateinančioms įmonėms, kurių tikslas būtent prisidėti prie medicinos mokslo įgyvendinimo, atnešimo į praktiką, prie klinikinių tyrimų efektyvesnio išpildymo, kad tai, kas gimsta Lietuvos medicinos mokslininkų galvose, tarp šitų sienų, šalia mūsų kasdieninės veiklos, kad tai nukeliautų į praktiką, nukeliautų į inovatyvų verslą, į inovatyvią gamybą.
O dabar apie tai, kokiais prietaisais Jungtinėme gamtos tyrimų centre žvalgomas į žmonijos ir Žemės ateitį. Santaros slėniui priklausys dar vienas labai skirtingas junginys. Tai Jungtinis gamtos tyrimų centras, kuris tirs gamtą. Mes esam dabar Geologijos ir geografijos institute, tai yra tyrinėjame negyvąją gamtą daugiausiai ir įvairius reiškinius, kurie vyko praeityje, tai yra geologija, ir reiškinius, kurie vyksta dabartyje, tai yra daugiau geografija. Nagrinėdami labai mažas daleles, pavyzdžiui, kristalinių uolienų mineralus ir tų mineralų sudėtį, mes galim sužinoti, kokiam sąlygom tie mineralai ir uolienos susidarė. Ir mes taip pat galime sužinoti, kaip keitėsi Žemės veidas prieš kelis šimtus milijonų metų, kelis milijardus metų ir taip pat prognozuoti kelis šimtus milijonų metų į ateitį. Pavyzdžiui, mes žinom, kad po 250 milijonų metų visi žemynai susijungs į vieną žemyną. O pavyzdžiui, konkrečiai nagrinėjom daleles iš Lietuvos kristalinio pamato apie tokį žemyną Rodinėje, kuris egzistavo prieš 1,5 milijardo metų. Nors mes nagrinėjom labai didelius įvykius, modeliuojam praeitį ir ateitį, bet mūsų darbo įrankis, kuris labai daug duoda informacijos, yra elektroninis skanuojantis mikroskopas, kuriuo mes galim tirti daleles, didindami jas 100 tūkstančių ir iki net milijonų kartų. Mes galime nagrinėti kristalinės uolienas, tai yra mineralus, mes galime nagrinėti suakmenėjusius gyvūnų ir augalų liekanas, mes galime nagrinėti ir šiuolaikinius augalus ir gyvūnus. Tai buvo tik maža Santaros slėnio dalis. Tikimės, kad padėjome suprasti jums naujausias mokslo bei aukštą pridėtinę vertę kuriančio verslo raidos tendencijas.